Tai auginu svorį ir esu pasiruošęs investuoti laiką ir padaryti visas detalės, jog ši kova įvyktų. Spaudos konferencijoje Naglis Kanišauskas sakė, kad norėtų revanšinės kovos su tavim. Ar būtum susidomėjęs, sutiktum, ar tavęs nedomina šita kova? Įmanoma, viskas įmanoma. Viskas įmanoma, kodėlgi ne. Aš pasiruošęs visiems. Kulis neblogai pasirodė, Kulį galiu suplėšyti. Galiu Kanišauską. Aš galiu abudu per vieną vakarą suplėšyti. Jie geri. Žiūrėkit, Ozolas, Kanišauskas, Kulis, Narauskas, ką čia dar, panašiai, kad nevarai. Jie geri, bet jie ne mano lygio. Čia sakys, pasikėlė šitai, panaip. Bet tokie faktai, nu ką aš galiu padaryti, kad faktai tokie, jie nėra mano lygio. Aš žingsnis prieki nuo jų. Ir kurį man beimesi čiai dienai, jisai bus suplėšytas. Prieš kovą gali šnekėti vienaip, antraip, ringai jisai bus suplėšytas. Tiek. Matau vienintelis, vienas iš didesnių vardų, ką matau Lietuvoje, Sergejus, kur tai įdomi kova. Dominykai, norėjau paklausti, koks jausmas yra žengti į ringą, kai tai yra parodomoji kova? Nu, aš tai kažkaip nesureikšminu, ką žinau, aš žengiu į ringą ir tiek, aš žengiu į ringą ir darau savo darbą, aš už tai gaunu pinigus. Klausykit, aš pasirašiau $500,000 kontraktą ir aš kovoju su Prafleimu. Ar tai neskamba gerai? Išeinu ringą kažkur nuo stogo nusileidęs, savo stumiu, savo darau, rytoj grįžtu, net ką kūnas, švariausias, 0 traumų, rytoj grįžtu į treniruotės, toliau tobulėju. Tai iš esmės, aš džiaugiuosi gyvenimu, aš sunkiai dirbu. Koks buvo klausimas? Pusę limono per metus ar per 4? Gerai, nesmė. Per mėnesį. Sveikinimai. Kur investuosite honorarą gautų už šią kovą? Žiūrėsim, tai dirbsim toliau, čia nesustojam ties $500,000, reikia daug milijonų, reikia, kad paskui viena kova darytų ne 1 milijoną ir manau, kad tai yra realu. Žinau, kad tai yra realu, pavyzdžiai rodo, kad tai yra realu. Kam tai nerealu, ten gali būti kokiam komentatoriui nerealu, ten gali būti kokiam alučio išgerusiam prie sofos, gal kur biški siauresnis mindsetas, kuris mažiau tiki savim, nerealu, bet aš žinau skaičius, aš žinau matematiką, aš žinau, ką aš galiu padaryti, aš žinau, kiek aš esu capable ir aš ateinu pasimti viską.